Sveiki visi. Draugai paprašė pakomentuoti vieną klausimą. Jis suformuluotas taip. Ar galima sugretinti Jungtinėse Amerikos valstijose vykstantį politinį cirką, Baideno, Trumpo ir taip toliau, ir vėlyvą brežnevinę Tarybų sąjungą? Ypač imant šių šalių vadovų senyvą amžių ir tokio klauniškumo elementus jų elgesyje. Patogumo dėlei padalinsiu šį klausimą į dvi dalis - rimtą ir dar rimtesnę. Dar rimtesnė tai vėlyvosios Tarybų sąjungos ir dabartinių JAV palyginimas, ypač turint omeny jų degradacijos panašumus. O tiesiog rimta dalis, nors ir su klauniškais cirko elementais, kaip formuluojama klausime, tai senyvo amžiaus abiejų šalių lyderių fenomenas. Jo priežastis šio fenomeno ir pasekmes. Išties, net pačioje Amerikoje šiandien labai populiaru lyginti vėlyvę TSRS ir šiuolaikinės JAV. Abiejų valstybių problemos daugeliu atžvilgių iš tikrųjų atrodo panašios. Kai kurie apžvalgininkai ir politologai net pranašauja ir JAV tokią pat liūdną pabaigą, kaip Tarybų sąjungai atsitiko. Kai kurios analogijos tiesiog matomos paviršiuje. Amerikiečių istorikas Haroldas Džeimsas abiejų šalių palyginimui netgi sukūrė tokį terminą - vėlyvą sovietinę Ameriką atseit. Konservatoriškų tokių pažiūrų komentatorius Neilas Fergusonas savo raštu apibūdino daugybę JAV silpnybių, dabartinių priminančių Tarybų sąjungą, įskaitant ten perkrautus užsienio įsipareigojimus. Abi šalys buvo supervalstybėmis ir faktiškai pasidalino pasaulį. Technologiškai atsilikusią kariuomenę, smukusius švietimo ir medicinos standartus, žemą ekonominį produktyvumą kartu su didelėmis skolomis, ir taip toliau. Komentuodamas visus šios palyginimus ir kitus, žinoma, galiu pasakyti, kad tikrovėje yra panašumų, tačiau yra ir esminių skirtumų, kuriuos ir panašumus ir skirtumus aš taip sugrupuočiau į tris tokias sritis - ekonominę, socialinę ir politinę. Taigi pradėkim nuo ekonomikos. Abi šalys buvo integruotas į ekonominio globalizmo tokią sistemą, bet jei Tarybų sąjunga, galima sakyti, maitino pusę pasaulio, tai jau tiesiog minta visų pasaulių. Gyvena viso pasaulio resursų sąskaita ir tiesiog parazituoja ant šio pamato. Abi šalis nekontroliuojamai spausdino pinigus, tačiau JAV neužtikrintų realiomis prekėmis pinigų spausdinimas įgavo dabar tokį mastą, apie kurį TSRS net nesvajojo. Abi šalys nepaprastai daug lėšų skiria kariniams išlaidoms, bet ginklų kalnai TSRS, kaip žinia, neišgelbėjo,
O JAV, nepaisant visų ginklų kalnų ir milžiniško karinio biudžeto, buvo priverstas trauktis iš Afganistano, o dabar, kaip aiškėja, trauksis ir iš Irako. Apie beribę ginklavimosi neefektyvumą, tarp kitko, byloja ir dabartinė padėtis Ukrainoje. Techninės infrastruktūros degradacija, technologijos įvairios avarijos irgi persekioja ir buvusią TSRS ir dabar persekioja JAV. Tie žmonės, kurie gyveno vėlyvoje TSRS, atsimena ir duobėtus kelius, ir apgriuvusius būstus. Jų nebuvimą tiesiog kai kuriuose regionuose, neekonomiškos, reiškia, tame tarpe importuotos technikos panaudojimą. Dabargi kažkas darosi panašaus ir JAV. Kažkada buvusi puikiai šios šalies infrastruktūra irgi nyksta. Internete gausu vaizdų, vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip blogėja Amerikos greitkeliai, koks apleistas gyvenamųjų namų sektorius, daug kas gyvena tiesiog treileriuose, apleistas ir miesto transportas, metro laisvai ten bėgioja žiurkės, technologinės avarijos, tame tarpe ir interneto sutrikimai, irgi vis dažniau ir tampa kasdienybė tokia savotiška. Tai labai tokios aiškios sisteminės krizės požymiai. Deja, prieš savo žlugimą TSRS turėjo galingą gamybinę bazę, kurios ištekliais ir resursais dotuodavo savo sąjungininkus visame pasaulyje. Jungtinės valstijos atvirkščiai. Toks yra savotiškas, galima sakyti, ekonominis siurblys, kuris išpumpuoja resursus ir prekes mainai už popierinius ir skaitmeninius dolerius. TSRS net didžiausiuose miestuose ir ypač nacionalinių respublikų sostinėse turėjo didelės gamyklas, čia buvo galinga tokia gamybinė bazė, JAV reali gamyba faktiškai išstumta už šalies ribų. Taigi tokie čia panašumai ir skirtumai. Dabar socialiniai reikalai, socialinė sfera. Tarybų sąjungoje buvo susikūrusi politinė tarybinė liaudis, Jungtinės valstijos taip pat sukūrė bendrą tokią amerikonišką politinę liaudį. Abiejose šalyse ta nauja politinė liaudis buvo kūriama ne vienos tautos pagrindu, kaip pavyzdžiui kai kuriuose Europos šalyse, o kelių ar net 14 tautų sujungimo principu. Tačiau TSRS tarybinė liaudis apėmė senai savo teritorijose gyvenusias tautas, kai kurios iš jų turėjo ir savo valstybingumą ir išlaikė jį į Tarybų sąjungos laikais. Priešingai į JAV atėjo įvairių tautų emigrantai ir JAV platybėse jie neturėjo savo tokių pastovių teritorijų, juolab valstybinių institucijų, tik tokias kultūrinės, etninės ypatybės. Beje, pati kultūros politika taip pat skiriasi. JAV yra savotiškas toks, kaip mes žinome, katilas, kuriame visos nacionalinės kultūros susimaišo į tokį amerikonišką kokteilį. Tai TSRS buvo puoselėjama, kaip tai buvo vadinama, socialistinė pagal turinį ir nacionalinė pagal formą kultūra.
tarybinės Lietuvos kultūra iki šiol yra išvis, galima sakyti, lietuviškos kultūros viršūnė. Taip pat galima teigti, kad skirtingai nuo JAV katilo, TSRS buvo toks savotiškas kultūrinis inkubatorius, kuriame net mažos, faktiškai nykstančios, pavyzdžiui, šiaurės tautos sukūrė savo kalbą ir raštą. Socialinių garantijų, socialinių ydų lygis taip pat labai buvo skirtingas. TSRS nebuvo nedarbo, masinės narkomanijos, 164 milijonai Tarybų sąjungos piliečių Brežnevo laikais gavo nemokamą būstą. Jungtinėse valstijose ir bedarbiai, benamiai, narkotikai, nusikalstamumas vyrauja tam tikruose miestuose ar rajonuose ir tiesiog terrorizuoja vietinius gyventojus. Tai tiek apie socialinę sferą. Na ir politiką paimkim. Paskutiniais savo gyvenimo metais TSRS, žinoma, buvo praradusi savo pozicijas pasaulyje. Jau jas praranda šiandien. TSRS autoritetas paskutiniuoju laikotarpiu buvo sumenkęs. Ir ne tik Azijoje ir Afrikoje, bet ir tarp taip vadinamo socialistinėse šalyse. Deklaruojamas socializmo ir tautų brolybės vertybės buvo iš dalies diskredituotas. Tas pats dabar vyksta su vertybėmis, kurias jau bando įpiršti savo sąjungininkams ir satelitams. TSRS, žinoma, persistempė, statydama tą taip vadinamą brandų socializmą ir komunizmą, ko pasekoje atsirasdavo įvairūs nepritekliai ir įvairių prekių deficitas. Lygiai taip pat dabar persitempė ir JAV, vaidindama tokio pasaulinio žandaro vaidmenį, įsodindama kaip bulbės savo taip vadinamą demokratiją kabutėse po visą pasaulį, tame tarpe su raketų pagalba. Jau keletą metų ten prastėja socialiniai reikalai ir apie jokį gyvenimo lygio kilimą net nekalbama. Praktiškai ir ten, ir šiandien, ir TSRS ir JAV ir buvo, ir yra politinė sistema sustabarėjusi. Ji neatsižvelgia į pasaulyje vykstančius pokyčius. Jie nesuprantami, juos nereaguojama. Buvo ir yra išvis įsivyravęs toks tikėjimas, kad stipri visagalė šalis tokia išliks amžinai. Užmirštama elementarią tokia tiesa. Nieko šiame pasaulyje amžino nėra. Viskas atsiranda ir viskas galų gale išnyksta. Abiejose šalyse pasididžiavimas kažkoks praeities didybė neleido ir neleidžia analizuoti kažkokios artėjančios krizės priežasčių, juolab rasti išeitį iš jos. Formaliais tapo ir tampa ir oficialūs rinkimai, kurių rezultatas vis mažiau priklauso nuo rinkėjų nuotaikos ir vis daugiau jais tiesiog manipuliuojama. Galima sakyti, kad demokratijos ramstis, laisvi rinkimai tampa tiesiog manipuliacija ir mistifikacija savotiška. Rinkėjų aktyvumas vis mažėja, rinkimai nepripažįstami dažnai iš išorės ir iš vidaus pralaimėjusių kažkokių jėgų ir tai tampa pagrindu įvairioms spalvotom ten revoliucijom, maištams įvairiams ir protestams ir taip toliau.
dvasinėje sferoje įsivyrauja ideologinės klišės, akivaizdus dalykai, kurie prieštarauja oficialiai ideologijai ir taip vadinamoms vertybėms atmetamos, smerkiamos, diskutuoti apie jas draudžiama, jas reikia tik garbinti. Kaip žinia, žodžio laisvė Tarybų Sąjungoje buvo apribota, bet dabar ji vis daugiau ribojama ir JAV. Disidentai akimirksniu išmetami iš politinio gyvenimo, sodinami į kalėjimus, visokeriopai šmeižiami, persekiojami. Šiandien galim stebėti, kaip buvęs tos demokratijos švyturys JAV tampa tiesiog tokia liberalo fašistinės diktatūros rezervacija. Svarbiausia, čia toks vienas momentas yra. Tie, kurie gyveno TSRS jos žlugimo išvakarėse, jiems atrodė, kad jos išnykimas tos šalies tiesiog neįmanomas. Žinoma, buvo jausmas, kad šalyje ne viskas tvarkoje, kažkokia tai krizė artėja, bet niekas negalvoja, žinoma, apie pabaigą, kad gali iš viso šalis pradingti. Kaip gali žlugti tokia galinga valstybė? Nesąmonė atrodė. Todėl ir dabar gyvenantiems žmonėms atrodo, kad ir JAV niekada nežlugs. Tokia jau žmonių psichologija. Jaunas žmogus irgi abejoja. Nejaugi jis kada nors pasens ir mirs. Vis dėlto žlugs, nežlugs, čia spėlionių toks laukas. Ir kiekvienas gali spręsti šią dilemą, žinoma, savaip. Aš nesiimčiau prognozuoti JAV baigties pagal analogiją su TSRS žlugimu. Analogijos tinka teorijoje, bet praktinėje istorijoje jos atspindi dažniausiai tik tokia išorinė reiškinio pusė, o ne jo turinį. Kiekvienas procesas yra unikalus ir ypatingas. Todėl įsivaizduoti ir JAV žlugimą pagal analogiją su TSRS žlugimu, tai tik toks teorinis politikavimas. Praktikoje viskas gali vykti visai kitaip. Bet aišku viena, kad Amerika turės iš esmės keistis. Taigi, baigiant šią dalį, galima sakyti, kad panašumų tarp žlugusios TSRS ir atseit žlungančių JAV iš tiesų yra. Bet skirtumai ir gilesni, ir fundamentalesni. Ir fundamentaliausias skirtumas tai kapitalistinės ir socialistinės santvarkų ypatumai ir jų skirtumas. Jeigu įlyginti kažką tai su kažkuo, tai mano galva logiškiau ir prasmingiau dabartinės JAV krizę lyginti su senovės Romos imperijos žlugimu. Ir reikalas čia ne tame, kad JAV įkūrėjai bandė pamėgdžioti senovės ramenus, kas pasireiškia kai kurių valstybinių institucijų pavadinime, ten kongresas, senatas, ir architektūroje, ir kitose sferose. Giluminis panašumas tame, kad žlunga globalinė galia, kuri bandė pertvarkyti pasaulį pagal savo standartus ir įsivaizdavimą. Buvusi Romos imperija tokia galia tapo savaime dėl anuometinės geografinės pasaulio konfigūracijos, dabartinės JAV tapo tokia galia po TSRS žlugimo.
Na, tikriausiai JAV palyginimas su vėlyva TSRS išprovokuotas būtent analizuojama mūsų klausimo antra dalimi, būtent dėl senyvo amžiaus šių šalių lyderių. Baidenui, kaip žinia, 81 metai, Trumpui 78, Pelosiui iš viso apie 90 metų. Tarp kitko, mūsų Adamkui, kada jį išrinko antrai kadencijai prezidentauti, buvo 78 metai. Mūsų patriarchui, taip vadinamui, Vytautui Landsbergiui, dabar 92 metai, bet jis vis dar tvirtai stuminėja figūras savo politinėje šachmatų lentoje. Palyginus su šiais, galima sakyti, tokiais politiniais dinozaurais, senyvi buvusios vėlyvosios Tarybų Sąjungos vadovai atrodo dar visai neblogai. Brežnevas mirė būdamas 75 metų, Černenko 73, Andropovas išvis 68. Bet žinoma, ir ten lyderių elgesyje bei išvaizdoje buvo ir yra pastebimi tokie senatviško neįgalumo simptomai. Nerišli kalba, pasimetimas erdvėje ir laike, istorinių laikotarpių ir veikėjų bei geografinių pavadinimų, valstybių painiojimas. Visa tai buvo ir dabar yra įvairių anekdotų šaltinių. Ir visa tai žiūrint, žinoma, iš šalies atrodo viskas gana liūdna, graudu ir juokinga. Ir šioje vietoje iškyla toks filosofinis, sakyčiau, klausimas. Ar išvis politikos senėjimas tai atsitiktinis, toks momentinis dalykas, ar objektyvus dėsningumas? Aš laikausi pozicijos, kad atsitiktinumas tai būtinybės pasireiškimo forma ir kad visuomenės vystymasis turi tam tikrus dėsningumus, kurie veikia kaip tendencijas. Ir šioje vietoje reikalas tas, kad nuo 20 amžiaus vidurio industrinėse kraštuose, pirmiausia jau vakarų Europoje ir anuometinėje TSRS, pastebima buvo tokia bendra demografinė gyventojų senėjimo tendencija. O pagyvenusių žmonių padidėjimas visuomenės struktūroje diktuoja atitinkamą politinę darbotvarkę. Partijos per visus rinkimus dažniausiai orientuojasi į tokį pagyvenusį elektoratą, kuris pakankamai tvarkingai ateina į rinkimus. Iš čia kyla ir tokio politinio konservatizmo paklausa, atitinkamų lyderių iškėlimas į politinius postus. Kaip teigia gerontologai, gerontologija tai mokslas apie senatvę ir senėjimą. Senėjimo procesas prasideda maždaug nuo 60-65 metų. Giliais senoliais laikomi žmonės virš 80 metų. Kritinė politiko amžiaus riba tai 75 metai. O tokių šiandien, tarp kitko, nemažai daugelėje šalių. Antikos laikais berods Ciceronas savo filosofinėme traktate apie senatvę išdėstė argumentus senatvės naudai. Jis atmetė kai kuriuos kaltinimus senatvei ir pirmiausia, kad jie atseit trukdo veiklai. Kaip jis rašė, dideli pasiekimai pasiekiami ne raumenų jėga, ne judrumu, ne kūno miklumu, o išminties autoriteto pagrindu. Ir prasmingi sprendimai priimami kaip tik jau
pagyvenusiais žmonėmis. Ir laikui bėgant šios savybės neišnyksta, bet tik stiprėja. Spartoje, tarp kitko, aukščiausi vadovai buvo vadinami seniais nepriklausomai nuo amžiaus. Problema šioje vietoje ne politikos senėjimo tendencija. Ji turi ir savo pliusų, individualių politikų senatvė. Ji klostosi gana įvairiai. Kaip sakoma, reikia bijoti ne senatvės, kad jos gali ir nebūti. Bet vis dėlto, tai bendrai paėmus senatvė, tai įvairios ligos, dažnai protinė demencija, senatvinis toks neįgalumas, psichobiologinis išsekimas ir panašiai. Jeigu šalies politinė sistema sutvarkyta taip, kad senas žmogus su tokiais simptomais ateina į valdžią ir tampa matomas visiems, tai jau rimtos sisteminės krizės požymis. Iš pradžių tai yra pasekmė, o paskui tampa dar ir papildoma priežastimi tolimesniai sistemos degradacijai. Ką mes šiandien ir stebime nesenai dar galingiausios pasaulio valstybės gyvenime. Tai tiek šiuo klausimu.